Dieną praleidi daug sėdėdamas ir taip, tai turi didžiulę įtaką tavo medžiagų apykaitai, kai fizinis ar nesąmoningas aktyvumas sudaro net iki 30% visos tavo kalorijų normos. Tai sako, kad būtina judėti, būtina rinkti žingsniukus, kur tik įmanoma juos įspraudžiant. Tai tą ir daryk 5-10 minučių pertraukėlis nuo darbo prie kompo, kas dar ir pagerins tavo produktyvumą. Rinkis laiptus, eik į darbą, eik į parduotuvę, o nevažiuok. Dienos ar bent savaitės bėgyje būtina įtraukti pasivaikščiojimus gryname ore. Ir dėl fizinės, ir dėl psichinės sveikatos, nes susijęs su laimės hormonų išskirimu. Bet tam neturi laiko, ne? Esmė, kad turi suvokti, kad savo laisvalaikį turi pakeisti aktyviomis veiklomis, kad turėtum kokybišką gyvenimą ir toliau. Tiesiog vaikščiojimą įtrauk kaip kasdieninę savo veiklą. Kaip kasdien valaisi dantis, taip kasdien ir skirk 15 minučių pasivaikščiojimams. Ir sek mane dėl daugiau naudingų priminimų.